likti ir jį kelti gegužės 1-osios mitinge Palangoje. Protestas vyks ir Vilniuje. Savivaldybė patvirtino, kad protestui prieš nekilnojamojo turto mokestį yra išdavusi leidimą. Katedros aikštėje po Velykų susirinkti bus leidžiama iki 30 000 žmonių. Premjeras Paluckas tradiciškai ramus, būsimų mitingų nesureikšmina ir sako, kad jo tai visai netrikdo. Reda Petrikaitė tęsia. Sulig kiekviena diena įtampos dėl planuojamo nekilnojamojo turto mokesčio vis daugiau. Darbo kolektyvuose žmonės tikrai neramus, jiems daug neaiškumo, daug kyla klausimų. Gyventojai kaip po šalto dušo. Mat dalis pasiskaičiavo, kiek teks mokėti, kai registrų centras po masinio vertinimo pakeis mokestinę nekilnojamojo turto vertę. Tam tikra visuomenės dalis absoliučiai neproporcingai didelę naštą turės nešti. Dabar jau nepatenkintos profsąjungos. Mes matom, kad jis socialiai bus neteisingesnis už tą, kuris yra dabar. Tie, kurie mokesčio anksčiau nemokėjo, mokėti pradės. Tačiau kitiems tarifas gali ir sumažėti. Nebus lengvas sprendimas ir manau, kad nuo tų idėjų, kurios čia viešai sklaido, iki projektų, kurie pasieks Seimą, tai bus transformacijos dar. Kol kas idėja tokia. Jei nesiekia 200 000, tai nuo būsto vertės savininkas mokės 0,1%. Tai mažiausias tarifas. Po 4%, tai yra daugiausiai, bus skaičiuojama nuo tų, kurių nekilnojamasis turtas apleistas ir neprižiūrėtas. Neguodžia net valdžios siūlomas meduolis – 50% nuolaida pirmojo būsto mokesčiui. Profsąjungos prašo, kad už pirmąjį būstą, kuriame savininkas deklaruoja gyvenamąją vietą, visai nereikėtų mokėti. Ir aš tikrai girdžiu tos žmonės, kurie kalba, kad valstybė neprisidėjo prie mūsų būsto įsigijimo, nedavė mums jokių lengvatų, kodėl mes dabar turime mokėti nekilnojamo turto mokestį. Profsąjungos aiškina, kad tai pirmiausia pakenks jaunoms šeimoms. Mačios mokestį mokės už būstą, kuris faktiškai priklauso net ne jiems, o bankui. Mes kalbam, kad trūksta darbo jėgos, kad Lietuva miršta. Ir ką mes padarom jaunimui? Šiandien jaunimas turi 100 000 eurų kainuoja butelis, kuris yra neįrengtas, vieno kambario. Tai kaip mes padedam tada jaunimui čia įsigyti būstą? Be to, neva gyventojai visai praras motyvaciją renovuoti daugiabučius. Renovavus būstą, jo kaina išauks ir verčių žemėlapiuose jo kaina padidės. Tačiau tokie siūlymai valdžiai neatrodo logiški. Tokiu atveju močiutė, kur yra pensininkė ir jos pensija yra 400 eurų, jinai nemokės, tame tarpe ir Žemaitaitis, kuris gyvena 400 000 name, irgi nemokės. Tai tada apskritai tokios prasmės nebėra turėti šitą mokestį. Pirmas būstas jau ir dabar apmokestintas, tik ne nuo 1 euro, o nuo 150 000. Pakeitimų jokių nedarant mes galime nesulaukti paramos iki 400 milijonų eurų, tai yra reikšminga suma. Mes atstovaujam apie 1000 organizacijų. Mes tikrai, jeigu mūsų nariai pareikalaus, mes tikrai netempsim gumos, o imsimės veiksmų. Profsąjungos šio klausimo taip paprastai palikti neketina. Gegužės 1-ąją mitinguos Palangoje. Kelsim mokesčių klausimą, kad mokesčiai turi būti teisingi. O čia ne tik tai nekilnojamo turto šiandien kalbam, bet ir apie kitus mokesčius. Aš sutinku, kad galima dėrėtis ir apie atlyginimus ir panašiai visus kitus klausimus. Bet kada valstybė dabar tyli ir įvedinėja mokesčius, jinai rizikuoja. Kad jau yra išdavusi leidimą protestuoti prieš nekilnojamojo turto mokestį, tik jau kitiems organizatoriams patvirtino ir Vilniaus savivaldybė. Katedros aikštėje susirinkti galės iki 30 000 žmonių, tačiau premjeras Paluckas nesibaimina, kad žmonės reikalauti savo išeis į gatves. Aš tai žiūriu kaip į visiškai normalų demokratinį procesą ir manęs tai niekaip netrikdo, žinokit. Be to, 8 profsąjungos parašė laiškus Seimui ir vyriausybei, tarp pageidavimų taikyti daugiau GPM tarifo laiptelių. Tačiau siūlymas turtingiausiems tarifą didinti kone iki 40%, anot premjero, jau atmestas. Jeigu tai būtų Prancūzija arba tai būtų, matyti, nežinau, Vokietija ar panašios šalis, gal tai didelės dramos nebūtų, bet mums, mano įsitikinimai, būtų nemenkas kultūrinis šokas. Mokės žmonės, kurie labiausiai išsilavinę, kurie darbštus ir nori dirbti ir dirba labai gerus apmokamus darbus. Labai gerai apmokami darbai lengvai transportuojami į Dubajų, Maltą, Lisaboną arba Madridą. Vis dėlto su investuotojais susitikęs premjeras dėl mokesčių didinimo bendro sutarimo nerado. Verslas palaiko nekilnojamojo turto mokestį, tačiau vietoj gyventojų pajamų bei pelno mokesčių siūlo 1% didinti PVM. Reda Petrikaitė, Vidmantas Biržinis, Vilnius.
Čekiukai išdavikai, tik šį kartą tenka aiškintis parlamentarams. Dalis naujojo Seimo narių naudojasi pavėžėjų paslaugomis vėlų vakarą ar paryčiais, taip pat šventinėmis dienomis, o tai apmoka Seimo kanceliarija, kitaip sakant, mokesčių mokėtojai. Ryškiausiai čia sužibo konservatoriai, kurie pasivažinėja ir į barus, ir per naujuosius metus. Tikina, kad visur, net 5 ryto, bendrauja su rinkėjais. Politiniai oponentai piktinasi dvejopais moralės standartais. Esą, jeigu tai būtų ne konservatoriai, jau sėdėtų su antrankiais. Eglė Račkauskaitė klausė konservatorių lyderio, ar bendražygiai su rinkėjais dirba blaivūs. Konservatorius Matas Maldeikis sako, jis Seimo narys yra visada. Tai paaiškino, kodėl su pavėžėjais keliauja ir naktimis, ir per šventes. Pavyzdžiui, kaip išsiaiškino Delfi, dalį naujųjų nakties Maldeikis praleido ant ratų. Pavėžėjus kvietėsi 4 kartus. Tai kainavo 74 eurus. Finalinis važiavimas vyko 5:30 ryto, o sąskaitas pateikė Seimo kanceliarijai. Aš nelaikau ir netraktuoju laiko, kai aš būnu politikas ir kaip žmogus. Aš visada būnu žmogus. Jūs mato kokį yra. Ir aš 24 ir 7 valandas tai darau, toks esu ir tai darysiu toliau. Seimo nario veiklai skirtas lėšas Maldeikis naudojo ir kelionėms per gražiausias metų šventes. Ar kūčias ir kalėdas irgi su rinkėjais bendravo? Absoliučiai. Maldeikis pavėžėjais ir trumpalaikę mašinų nuomą naudojosi gausiausiai. Per lapkritį vasarį konservatorius tam išleido beveik 1000 eurų. Bet naujųjų naktį, paaiškinkit žmonėms. Kas jums tais naujų naktim? Pane, aš tiesiog atsakiau, jums į klausimą aš atsakiau, ar jums atsakiau? Aš manau, jums atsakiau ir tiesiog neplėsiu šitos temos. Bet kokie rinkėjai naujųjų naktį? Aš atsakiau šitą temą, pane. Nu, ne. Tai jūs gal man galėsite pasakyti tą klausimą. Būtent dėl tų keturių kelionių. Tai aš tiesiog jau susakiau, Tai pasakykit. Ne. Kitas konservatorius Vytautas Kernagis taip pat Seimo nario veiklą vykdo ir naktimis. O iš jo čekiukų matyti, kad nemažai adresų Islandijos gatvė 1 Vilnius. Tai kas tu Islandijos gatvėje tokia? Tenais yra labai daug gerų barų, taip. Šiuo adresu yra ir Kernagio tėvo vardo baras. Visą laiką Seimo narys yra pasiekiamas. Jis reprezentuoja Seimą, jis reprezentuoja save ir jis visą laiką dirba tą darbą. Bare. Bet kur? Anot Kernagio, baruose vyksta susitikimai. Nu ir naktim, be abejo. Nu, tai kažkas žmonės po darbo gali. Kažkas gali darbo metu. Čiagi nėra kažkas reglamentuota. Dabar jūs bandote pritempti tai, kad viskas turi būti tik tais darbo valandomis, taip kaip visuomenė dirba. Bet Seimo narys dirba ir savaitgaliais. Nauja Seimo konservatorė Daiva Ulbinaitė su rinkėjais irgi dirba naktimis. Jos ataskaitose yra ir savaitgalinių kelionių už parlamentinės lėšas. Bet apie tai komunikacijos ekspertė su LNK žiniomis nekomunikavo. Nors jai skambinta 3 kartus. Ulbinaitė neatsiliepė. Tuo metu vartotojas neatsiliepė. Įdėmiai klausėsi Aido Gedvilo. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas irgi pasivažinėja naktimis. Bet, kad būtų mažiau klausimų, teigia, nuo sausio pavėžėjams jau moka iš savo kišenės. Ar jūs galite užtikrinti, kad blaivūs konservatoriai dirba su rinkėjais, kad Lietuvai nieko nepridirbtų? Svarbiausia, kad nesėda prie vairo neblaivus. Čia svarbiausia matyti. Yra atveju buvę mūsų politinė istorija, kai taip atsitiko. Naktimis už mokesčių mokėtojų pinigus pasivažinėja ne vienas seimūnas iš įvairių frakcijų. Bet kodėl čia ryškiausiai atrodo konservatoriai, jų lyderis turi paaiškinimą. Aš turbūt aiškinčiau tuo, kad mūsų turbūt daug Vilniečių yra, kurie daugiausiai dirba čia Vilniuje. Aš manau, kad tai yra paaiškinimas tam tikras. Ir kas, pažiūrėk, jie kala, ką nori, va, jums pavyzdys. Jiems niekas negalioja, suprantate, jiems niekas nekliūva. Remigijus Žemaitaitis mano, kad save konservatoriai vertina kitaip nei kitus. Man šiandien būtų jau Seimo etikos procedūrų komisijoje 3 skundai parašyti, jau į prokuratūrą būtų byla atiduota, STT būtų atiduota byla, ar nebuvo poveikis. Dar išaiškinu, kad koks taksi vairuotojas nedarė Remigijui spaudimą, kad būtų mažesnis apmokestinimas, Bolto vairuotojui, kad norėtų nuimti GPM, PVM pasiūlytų, tai aš jau šiandien su antrankiais sėdėčiau. Teisiškai seimūnai nieko nepažeidė. Tiek pavėžėjų paslaugas, tiek į savo automobilio baką pilamus degalus jie gali apmokėti iš parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Teisiškai viskas yra tvarkoj, o ar kita prasme tvarkoj, tai matyt, kiekvienas iš mūsų galim daryti išvadas patys. Eglė Račkauskaitė, Vilius Tucėnas, Vilnius. Seimas tylos minute pagerbė Pabradėje žuvusius amerikiečių karius. Amerikiečiai dar kartą padėkojo kiekvienam dalyvavusiam paieškos operacijoje ar tiesiog užjautusiam. Lietuva planuoja įamžinti karių atminimą Pabradės poligone arba įteikti valstybės apdovanojimus po mirties. Dėl apdovanojimų yra dvejojančių, kad pasirodžiusi gražiai ir draugiškai Lietuva jau rizikuoja perspausti.
Ministrė Šakalienė sako, geriausia padėka būtų suteikti geresnes sąlygas kariams treniruotis. Pasak jos, būtinas naujas poligonas. Gedas Alyga praneša, kad svarstoma vietoj vieno didžiulio įkurti 2 poligonus. Kviečiu į tribūną Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Saulių Skvernelį tarti žodį. Kviečiu visus tylos minutę pagerbti šios tragiškai Lietuvoje žuvusius Jungtinių Amerikos valstijų karius. Iš amerikiečių ambasadorės dar viena padėka, kad tik Lietuvos pastangų dėka 4 kariai sugrąžinti į Jungtines valstijas šeimoms. Jungtinės valstijos labai didžiuojasi stovėdama su Lietuva. Labai ačiū už jūsų paramą. Lietuva planuoja įamžinti žuvusių karių atminimą Pabradės poligone. Būtų garbinga, būtų politiškai jautru ir tu vėlgi nusiųstų labai, manau, teisingą žinią ir į tą pačią Ameriką, kad mes, žiūrėkite, nesvarbu, kas atvyksta į Lietuvą, jie gina ne tik Amerikos interesus, jie gina visų mūsų interesus ir mes tai vertiname. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad žuvusiems kariams svarstoma įteikti Lietuvos valstybės apdovanojimus. Svarstome tokią galimybę po mirties suteikti valstybės apdovanojimą šiems 4 kariams. Dėl valstybės apdovanojimų žuvusiems kariams yra dvejojančių. Ar nebūtų perspausta? Dėl apdovanojimo Lietuvos kažkokiais atminimo ženklais, sakau, čia reikia pasižiūrėti, kokia pas mus yra tradicija. Man atrodo, kad lyg nebūtų tokios tradicijos. Buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas sako, patys amerikiečiai į savo karių žūtį taikos metu žiūri šiek tiek kitaip. Dėl valstybės apdovanojimų Jungtinės Amerikos valstijos turi tokį šiek tiek kitokį apdovanojimų tą tradiciją. Amerikos kariuomenė milžiniška. Per metus pratybose žūsta ar sunkiai susižaloja iki 1000 amerikiečių karių. Jei žuvę Lietuvoje gautų Lietuvos valstybės apdovanojimus, galėtų labai išsiskirti iš bendro vaizdo. Kad iš tikrųjų mes pagerbtume žmonės, padėkotume, užjaustume, bet nepadarytume tokių tradicinių kultūrinių klaidų, kurios kiekviena tauta turi. Krašto apsaugos ministrė sako, geriausia padėka ir pagarba būtų suteikti kuo geresnės sąlygas kariams treniruotis, o dabar to nėra. Jei kariuomenė negali efektyviai treniruotis, tai tokios kariuomenės vertė yra ženkliai mažesnė negu kad tos, kuri gali efektyviai treniruotis. Lietuvos poligonai NATO standartais yra maži. Augant mūsų kariuomeniai ir daugėjant sąjungininkų karių jau visiškai perpildyti. Kariuomenė ir šalies vadovai yra sakę, būtinas naujas poligonas ir net didesnis už dabartinius. Bet tai ir iššūkis, kur rasti naujam poligonui reikalingą žemę, kaip sutarti su vietos bendruomenė. Norėsime taip pat ir su merais detaliai aptarti, kokie galėtų būti bendradarbiavimo principai, kad iš tiesų ir gautų maksimaliai naudos savivaldybės, bendruomenės. Jeigu neužtenka tos pagrindinės naudos, tai yra saugumo didinimo. Svarstoma ir vietoje vieno didžiulio poligono daryti 2 mažesnius. Vieną karių manevrams, kitą šaudymo pratyboms. Svarstome būtent apie tokią galimybę, nes tokiu atveju, jeigu mes galėtumėm atskirti manevrų ir koviniam šaudymui reikalingas teritorijas, tai turbūt supaprastintų šiek tiek tą derybinį procesą dėl tam tikrų plotų. Karių žūties ir gelbėjimo drama baigėsi, buvo komentuota nuo Lietuvos iki paties Trumpo. Bet kariuomeniai tenka neigti internete bandomus skleisti kliedesius, neva iš tikrųjų nuskendo 2 šarvuočiai, tik vienas kažkodėl slepiamas, arba kad 4 kariai neva žuvo kažkur kitur, tik buvo atvežti į pelkę. Gedas Alyga, Remigijus Pakėnas. Po 3 dienų finansų rinkų skerdynių investuotojai jau ieško galimybių pirkti, taigi akcijų kreivė šiek tiek kyla į viršų. Tačiau Trumpas prekybos karą tęsia visa jėga. Neklauso net savo bičiulio Elono Musko. Briuselio pasiūlymas taikyti nulinius tarifus pramonės prekiams, įskaitant automobilius, Amerikos prezidento nesužavėjo. Donaldas Trumpas pareiškė, kad to nepakanka ir reikalauja, kad Europa iš amerikiečių privalo pirkti daugiau naftos, jei nori lengvatų. Dar daugiau įtampos tarp Trumpo ir Kinų. Pekinas tarifus vadina pasityčiojimu ir žada kautis iki galo. Martas Kalendra plačiau. Briuselis pasiūlė Amerikai išeiti, kaip išvengti prekybos karo. Mes pasiruošę dėrėtis su Jungtinėmis valstijomis. Iš tiesų siūlėme pramonės prekiams taikyti nulinius tarifus už nulinius. Tačiau Trumpo toks pasiūlymas nesužavėjo. Ne,
to nepakanka. ES mums labai bloga. Jie neperka mūsų automobilių, jie neperka mūsų žemės ūkio produktų. Faktiškai jie nieko neperka. Jie siunčia milijonus automobilių Jungtinės valstijas, bet mes neturime nė vieno automobilio, kuris būtų parduotas ES. Taip nebus. Tai turi būti sąžininga. Mūsų deficitas su ES siekia $350 milijardų ir jis turi kuo skubiau išnykti. Pasak von der Leyen, pasiūlymas dėl nulinių tarifų Trumpo administracijai buvo teiktas ir anksčiau, ir ne kartą. Pavyzdžiui, dėl muitų automobiliams, bet iš Baltųjų rūmuose nesulaukta deramos reakcijos. Europos komisijos vadovė pakartojo, kad jei derybos žlugs, Europa kirs atgal. Be to žadama plėsti rinkas į Aziją, Indiją, Tailandą, Malaiziją ir Indoneziją. Trumpas pasiūlė būdą, kaip ES galėtų sulaukti tarifų lengvatų. Vienas iš būdų jį panaikinti, jiems pirkti iš mūsų energiją. Jei jie pirks, mes galėsime nubraukti $350 milijardų per savaitę. Jie turi įsipareigoti ir nusipirkti tokį energijos kiekį. Tuo metu Trumpui Kinijai pagrasinus dar 50% tarifais, Pekinas pareiškia, kad Jungtinės valstijos vykdo spaudimo, grasinimų ir šantažo politiką. Trumpo tarifai neva tipiška patyčių praktika. Kinai nekelia problemų, bet ir nebijo jų. Spaudimas, grasinimai ir šantažas nėra tinkamas būdas tartis su Kinija. Kinija tikrai imsis būtinų priemonių, kad ryžtingai apgintų savo teisės ir interesus. Jei Jungtinės valstijos nepaisys abiejų šalių ir tarptautinės bendruomenės interesų ir primiktinai reikalaus įsitraukti į muitų ir prekybos karą, Kinija kovos iki galo. Amerikos 20% tarifai Europos prekiams turėtų įsigalioti rytoj. Martas Kalendra. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste masinės vaikų laidotuvės. Į paskutinę kelionę išlydimi tie, kuriuo žaidimo aikštelėje pražudė rusų raketa. Eglė Radušytė pasakoja, kad kol Ukraina gedi, Vašingtonas tyli ir tokio spaudimo, kokio Maskvai norėtų Kyjivas, nėra. Kryvyje vaikų laidotuvės. Mama ir močiutė rauda prie 9-mečio Hermano karsto ir sako, skausmo neištvers. Prezidento Zelenskio gimtąjį miestą sukaustęs gedulas. Rusijos balistinė raketa praėjusį penktadienį praskriejusių daugiabučius susprogdino vaikų aikštelę. Joje pražudė žaidžiančius vaikus. Matėme antskridis. Mama norėjo bėgti ir šaukti pro langą, bet kažkas ją sustabdė. Viskas įvyko per sekundę. Sprogimas ir baisu suvokti. Per 10 sekundžių su tėčiu nusileidome žemyn. Ir iš karto supratau, viskas baigta. O mama pro langą rėkė. Kas? Nežinojau, kaip jai pasakyti. Nežinau, kaip įskazuoti. Ir tokių vaikų laidotuvių daug, nes tarp 20 žuvusiųjų net 9 vaikai. Anapilin išlydėta 7-metė Arina su seneliu ir įsimylėję paaugliai Danila ir Alina. Jie žuvo susikibę rankomis. Mokyklos paskutinio skambučio nebesulauks. Varpelis suskambo prie kapo duobės. Šią akimirką supranti, kad esi bejėgis ir nieko negali padaryti. Tai nenusakomas skausmas. Ir su tuo skausmu teks gyventi visą likusį gyvenimą, nes vaikas buvo dalelė tavęs. Stebėjimo kamerų įrašai iš Kryvyje griauna Kremliaus melą, kaip į civilius neva nesitaiko. Po raketos smūgio į restoraną Rusijos gynybos ministerija pranešė sunaikinusi 85 karius, bet šie įrašai rodo eilinį kartą ciniškai meluoja. O už Atlanto Amerika Maskvą spausti delsė. Donaldas Trumpas kartoja esąs tik nepatenkintas intensyvėjančiais bombardavimais. Kai priėmė Baltuosiuose rūmuose Izraelio premjerą Netanyahu, dominavo muitų tema ir įtampa artimųjų rytų regione. Pati Ukraina bando išlaikyti spaudimą agresoriai, šturmuodama Rusijos žemes. Prezidentas Zelenskis pripažino, Ukrainos kariai veikia ir su Kursku besiribojančioje Belgorodo srityje. Deep State duomenimis Ukrainos kariai ten užėmė 13 kvadratinių kilometrų. Tęsime operacijas pasienio zonose priešo teritorijoje ir tai visiškai teisinga. Karas turi grįžti ten, iš kur atėjo. Esminis tikslas tas pats – apsaugoti savo žemę, Sumų ir Charkivo bendruomenės nuo rusų okupantų.
OV Telegraph išplatino skandalingą straipsnį, kaip Jungtinių valstijų kongreso narė, respublikonė Viktorija Spartz, gimusi Ukrainoje, siūlo karą užbaigti atidavus žemės Rusijai. Ukrainos užsienio reikalų ministerija jai atsakė lakoniškai. Priešingai nei Viktorija, visos mūsų žemės visada buvo ir liks ukrainietiškos. Eglė Radušytė. Aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento pareigūnai svarsto pasiūlymus išvesti iki 10 000 karių iš rytų Europos. Tai praneša amerikiečių transliuotojas NBC, remdamasis 6 neįvardintais pareigūnais. Teigiama, kad tai būtų apie pusę visų karių, kuriuos buvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Joe Bideno administracija po Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios dislokavo Europoje. NBC žiniomis karių skaičius būtų mažinamas Rumunijoje ir Lenkijoje. Apie karių išvedimą iš Lietuvos nekalbama. Pentagonas šios informacijos nekomentavo. Jungtinės valstijos Europoje iš viso yra dislokavusios apie 80 000 karių. Velykų stalą lietuviai planuoja gausesnį nei pernai, bent jau taip skelbia vieno iš prekybos tinklų apklausa. Auga pirkėjų dalis, kuri Velykoms planuoja išleisti apie 150 eurų. Kainų ekspertai nuteikia lietuvius, kad šios Velykos bus brangios. Vien už kiaušinius teks pakloti 40% daugiau nei pernai. Kaip ir už kiek lietuviai ruošiasi Velykoms, rodo Gabrielė Grikošaitytė. Iki Velykų sekmadienio beveik 2 savaitės ir parduotuvių asortimentas jau paruoštas šventėjai. Pavasaris, džiaugsmas, laukiam šventę. Dėliojam sąrašą. Pradedam jau dėliot, ką darysim, vaikai atvažiuos, kaip čia. Kažkas truputį kitaip, kad būtų. Prekybos tinklo Rimi apklausa rodo, kad Velykų stalui lietuviai planuoja išlaidauti labiau negu pernai. Mažėja apsiribojančių 50 eurų suma, bet daugėja, kas išleis iki 150 eurų. 13% punktų apklaustų yra pasiryžę išleisti šiek tiek daugiau ir tai parodo, kad jie planuoja turėti gausesnį savo Velykų stalą. Kainų stebėtojai konstatuoja, kad didesnė išleista suma dar nereiškia, jog Velykų stalai bus labiau nukrauti. Šventė ir vėl pasitinka gyventojus su didesnėmis kainomis. Galim pasakyti, kad jisai brangesnis bus, bet ne faktas, kad jisai bus gausesnis. Atvirkščiai galbūt galim pasakyti, kad dėl to, kad bus didesnis biudžetas, reiškia galimai įpirksime mažiau. Brangiau teks mokėti ir už kiaušinius, ir už kitas Velykų prekes. Anot Pricer LT tyrimo, per metus iš stebimų 52 prekių brango net 41. Labiausiai obuoliai net 94%. Brango ir pigiausias juodasis šokoladas, šaldyta lydekų filė, jogurtas. Neatsiejama Velykų dalis, vištų kiaušiniai, per metus pabrango net 40%. Švenčių atributas silkė 21%, panašiai ir saulėgrąžų aliejus. Jeigu brangsta aliejus, tai turėtų brangti tada ir majonezas. Žirneliai brangesni negu jeigu palyginti su praeitais metais. Tai mums tai yra šiek tiek sezoninė prekė, kuri jos aktualumas išlenda prieš didžiasis šventės. Liūdna žinia tai, kad jos bus brangesnės, turbūt vienos iš brangiausių. Prekybos tinklas Maxima iš tiekėjų gauna žinių, kad šie dar nori didinti šviežios fasuotos jautienos kainas net 30%, o kiaušinių 25%. Bet pastaroji prekė esą brangs jau tik po Velykų. Tiekėjai nori branginti kiaušinius, tai visi produktai, kuriuose naudojami kiaušiniai, irgi gali augti tų produktų kainos. Tai pavyzdžiui, iš įvairių konditerijos, kulinarijos gamintojai, kurie kepa šokočius, sausainius. Kalbinti gyventojai sako, dabar nelaikas piktintis kainomis. Kai reikia ir perku. O kiaušinių turim mes savo kaimiškų. Tai mum, kaipgi ir pliusas čia yra. Į antrą planą nueina, sakysim. Nelabai pritaupysi. Ne dėl to, kad pritaupysi, jis į antrą planą paprasčiausiai tu nori, kad būtų tai neeilinė diena, neeilinė šventė, visi susėsim, pakalbėsim. Tai va taip. O kiek kainuos? Tai kiek kainuos? A čia jau po sužinosim, ne prieš, o po.
Kiaušinių kainom šoktelėjus į viršų, lietuviai jų ketina suvalgyti nei daug, nei mažai. 64% pirkėjų savo ar šeimai pirks nuo 10 iki 20 kiaušinių. Nėra to tokio pirkimo, kad pirkti kuo daugiau, kiek įmanoma daugiau nudažyti. Jie perka tikriausiai tą optimalų skaičių, kiek yra šeimos narių, kiek ketina suvalgyti, kiek ketina pasidžiaugti, tiek jie ir perka. Buvo toks nerimas, ar nepritrūksime šioms Velykoms kiaušinių, tai tikrai raminome ir raminsime savo pirkėjus, kad kiaušinių nepritrūksime. Prekybos tinklas Maxima būtent Velykoms pasirūpino 12 milijonų vienetų kiaušinių. Ne visi produktai brango. Štai pigiausia biri juoda arbata per metus atpigo 30%, pigiausias cukrus 12%, o maltos kiaulienos kilogramo kaina sumažėjo 6%. Gabrielė Grigošaitytė, Rolandas Šležas, Vilnius. Oficialiai pradėti bene baisiausio Lietuvos kelio baigiamieji rekonstrukcijos darbai. Likęs 43 km ilgio ruožas kelyje Vilnius-Utena kainuos 100 milijonų eurų. Pasak susisiekimo ministro truks 1 metus, tačiau kelininkai apie terminus kalba atsargiau. O dažnai šiuo keliu važinėjantys vairuotojai sako, remontą iškentės, bet tikisi, kad kelias bus tikrai geras. Vytautas Dumbliauskas tęsia. 10 metų, ne? Prieš metus buvęs susisiekimo ministras betono luitus daužė. Dabartinis įmeta tik kapsulę. Blogiausių Lietuvos kelių nekartą pakrikštytos vadinamosios betonkės atkarpa nuo Vilniaus iki Molėtų jau verčiama į normalų, modernų kelią. Bus tikimės per metus laiko sutvarkytas pilnai kelias. Tai yra ne tik tai visai atnaujinta danga, pagrindai atnaujinti, autobusų stotelės, apšvietimas, nuovažos, iš esmės viskas. Likusi kelio dalis dar turinti cementbetonio dangą nuo Vilniaus iki Molėtų suskirstyta į 5 ruožus. 2 iš viso 19 km ilgio ruožai jau tvarkomi. Likę 24 km bus pradėti remontuoti po kelių savaičių. Dažnai šiuo keliu važinėjantys vairuotojai sako remontą iškentėsią, bet tikisi, kad kelias bus tikrai geras. Bent jau tokio, kad su normaliais kelkraščiais būtų. Ir aišku, gera danga. Bent jau geresnė negu buvo. Tikiuosi tikrai geresnė, o neaišku, kaip čia bus. Kaip bus, tikėkimės. Tai tikėkimės, pažadai, pažadai, darbas vėl kitaip. Jau nutiesta atkarpa nuo Molėtų iki Utenos vairuotojus nuvylė. Kelią atidarius praėjo vos 4 mėnesiai ir kelininkai grįžo jo remontuoti. Teisinasi, kad taisė smulkius defektus. Praeitą savaitę, penktadienį, ketvirtadienį buvo ištaisyti visi neatitikimai ir džiaugiasi žmonės tuo keliu. Vairuotojai nelabai džiaugiasi. Man jis kažkaip toks jausmas, kad susiaurėjo. Tiesiog. Siauras šaligatvių nėra, tai jeigu mašina sugenda, tai kur dėtis žmonėms turi išvažiuoti prieš priešinį juostą. Labai prastai kažkaip, tai nežinau, sutaupant visko. Tai šitas tikitės bus geriau? Tikėkis kažko tai reikia, bet abejoju. Po remontų porą kartų teko važiuoti, fūras sustoja ir mašina buvo sugedus viskas, kamšteliai. Tai praktiškai nėra to malonumo naujo kelio. Inžinieriai sėdė ant kabinės, tai gal jie sėdo ant kelio ir pavažinėja, tada pamatys tas kelius. Kelininkai taip pat teisinasi, kad Molėtų Utenos atkarpai turėjo labai mažai laiko. Ten buvo iš tikrųjų rekordinis tempas ir buvo pažadas ir siekis visuomenė atidaryti kelią per 6 mėnesius. 6 mėnesiai per 300 km per 6 mėnesius yra iš tikrųjų ambicingas ir precedento neturintis tempas. Via Lietuva žada, kad kelias nuo sostinės iki Molėtų bus platesnis, nors 4 juostų ir neturės, bus 3 juostos, vadinamasis 2+1 modelis. Tai yra kas 1,5–2,5 km keisis važiavimo juostos iš 2 į 1 ir priešingai. Tai tokiu būdu visi vykstantieji galės tiesiog šiose atkarpose, kur bus 2 eismo juostos viena kryptimi, bus galima saugiai apvažiuoti lėčiau važiuojančius automobilius. Tačiau ir eismo intensyvumas nuo Vilniaus iki Molėtų beveik 2 didesnis nei nuo Molėtų iki Utenos. Šią atkarpą, pasak ministro, ketinama sutvarkyti per metus. Planuojame, kad taip. Rangovai pasiruošę, bet apie kitų metų balandį kalba atsargiai. Rangovai yra pasiruošę dirbti, resursus turim nusimatę, tai kitiems metams norim turėti ir perduoti kelią visuomeniai. Mūsų tikslas yra atidaryti kelią iš tikrųjų kitų metų vasarai, kad žmonės keliaujantys į Molėtus galėtų džiaugtis naujų kelių ir tiek. Sutartis yra ilgesnė,
ženkliai, bet mes turim tikslą vasarą atidaryti kelius. Atkarpa nuo Vilniaus iki Molėtų mokesčių mokėtojams kainuos 100 milijonų eurų. Vytautas Dumbliauskas, Domantė Stankevičiūtė, Vilniaus rajonas. Panevėžys švenčia. Po ilgų laukimo dešimtmečių pagaliau atidaryta nauja autobusų stotis. Ir nors panevėžiečiai laukia pokyčių su sena stotimi, kuri jau labai pavargusi, dėl įpročio atsisveikinti ne visiems buvo lengva. Kai kam net kėlė erzelį. Kaip sunku atprasti nuo seno, rodo Violeta Launikaitienė. Kadangi tiksli naujos stoties atidarimo diena eiliniam keleiviui nebuvo žinoma, nepagalvojau, kad šiandien jau nauja. Todėl balandžio 8 rytas daugumą vedė į senąją. Taip, supainiojau. Arba į seną atvežė. Nežinau, atvežė anykščių autobusas ir pasakė, kad iš čia išvažiuos. Pažiūrėjau, gražus autobusas ir bėgau. Todėl keleiviai Panevėžyje nuo ryto atrodė tarsi pasiklydę miške. Nežinom iš kurios. Oi, čia man reikia dabar paeiti. O čia įeisim? Parašytai Tai reikia eiti. Svarbiausia rasti duris ir kasą. Visa kita vėliau. Vilnius 8:40. O čia dabar irgi naujos aikštelėse sustos. Atėjus vidudieniui oras žvarbėjo, pasimetimo nemažėjo. Ir vėjas nepūsdavo, ir pro langą matydosi autobusas. Man buvo patogiau. Savo aikštelės nerandu. Ten būdavo iš 5 aikštelės važiuodavo autobusas. Čia iš 5 važiuoja kur čia. Kai kurie autobusų vairuotojai keleivių laukė vis tiek senoje vietoje, neva savininkai nesuderėjo dėl įvažiavimo kainos. Taigi mums išvarė, žinutė tie. Užtat tie, kas galėjo įvažiuoti ar pataikė užeiti, buvo sutikti su muzika ir balionais. Galėjom savo atsinešti. Balionėlį? Taip. Ar vėliavėlė. O ką, šventė. Nežinojot ir nesinešėt? Nežinojom, tai va, ir mes einam su ponia viskuom domėmis, kad kažko tai nepražiūrėt, ką viską žinot. Stoties atidarimas dėl biurokratinių kliūčių vėlavo, sako laikinasis Panevėžio meras. Šiaip tai mes vėluojam gal porą metų, sakykime, jeigu taip kalbėti. Iš tikrųjų. Pati amžiaus statyba vėlavo dešimtmečius. Dėl vietos paieškos, valdžios kaitos, politikų nesutarimų, nesėkmingų konkursų. Šitiek metų laukiam, nežinau, gal 40, kol atidarys stotį naują. Ten dieve toks bomžynas grynas. Stoties valdytojų 2 metams išrinktas vežėjas iš sostinės toks, o Panevėžio stoties vadovė vienu metu bus ir Vilniaus. Įdžiaugiasi, kad statinys išskirtinis, modernus, skaitmenizuotas, visiems pritaikytas. Yra ten netgi tualetas brailio raštu, gali jisai ten, yra mygtukai, kur gali pasikalbėti, susisiekti, jiems atidarys pagalbą išsikviesti. Pasak valdytojų, visi senojoje autobusų stotyje dirbę panevėžiečiai sutiko pereiti dirbti naująją išskyrus vieną. Kokio nors perinamojo laikotarpio tarp 2 stočių nebus, senąją tiesiog užrakino, o naująją atrakino. Vaišės autobusų stotyje į jas pataikiusiems tikrai pirmos ir paskutinis. Žadėjom šiandien važiuoti, Bet taip skaniai duoda valgyti, tai kaip gyvas. Čia taip. Kol kas senosios stoties teritorijoje laikinai bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Vėliau senasis pastatas ir jo prieigos bus rekonstruojami. Violeta Launikaitienė, Egidijus Kriščiūnas, Panevėžys. Į gryną orą padirbėti ir pramogauti. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse Silvercrest vaflinė 3 viename tik 19,99. Parksit benzininis grandininis pjūklas su Lidl Plus programėle tik 79,90. O Grimeister keraminė kepsninė tik 99,90. Lidl, tai gyventi verta. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje Microlife kraujospūdžio matuokliai ir inhaliatoriai iki 40% pigiau. Sveikatai ir grožiui Greenify Shots 50% pigiau. Atlant maisto papildai antra tokia pati ar pigesnė pakuotė nemokamai. Prisijunkite prie programos Gintarinė vaikystė ir sutaupykite kasdien. Maksimoje laimite, nes sutaupote. Biovelos virtoms ir prieš tai rūkytoms dešroms ir dešrelėms 40% nuolaida. Malta kava Dalmair 5,99, o perkant dar daugiau kosmetikos priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Išsausėjusi niežtinti odą, o gal vargina atopinė egzema? Bepanthen anti-egzem greitai ir mažiausiai 7 valandoms numalšina niežėjimą be hormonų bei atkuria odos apsauginį barjerą. Bepanthen produktų linija į egzemą linkusios odos sveikatai. Eugenijus – nuolaidų kepimo genijus. Velykiniai pasiūlymai jau iki. Šią savaitę su iki kortele balti vištų kiaušiniai €49 centai, kosmetikai ir buitiniai chemijai 40, o produkcijai Milka net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje gelis skausmų malšinti Diklak nuo 3,99 €. Nuo nagų grybelio Onitek 3,3 ml 19,99 €. Slenkantiems plaukams Beotebal nuo 11,99 €. Sanariams Pies Kledinė 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nauja programa tėvams ir vaikams – Gintarinė vaikystė. Maksimoje laimite, nes sutaupote. Šviežia lašišų filė soda 11,99 €. Ant graiko laikomų vištų kiaušiniai Walden €7,99 €. O Svačių kortelė kvietiniai miltai Malsena €29. Maksima tai, ko reikia. Nuo gegužės 1 dienos, atsiskaitant grynaisiais pinigais, galutinė pirkinių krepšelio suma bus apvalinama iki artimiausių 0, 5 ar 10 centų į mažesnę arba didesnę pusę, priklausomai nuo paskutinio skaitmens. Daugiau informacijos www.lb.lt. Metas sofą iškeisti į sodą. Soda ledas. Augink ir auk. Įtampa, kasdieniai sunkumai ir stresinės situacijos reikalauja energijos ir stiprių nervų. Įsikrauk su Magvit Platinum Magniu. Greitas ir prailgintas poveikis visai dienai. Magvit – tavo magnio šaltinis. Raumenims, nervų sistemai, energijai. Velykos prasideda Lidl. Nuo pirmadienio Favorina pasiūlymai. Velykų zuikis – tik 59 centai. O velykinių saldainių rinkinys – tik 3,69 €. Velykos prasideda čia. Lidl. Vilniaus hospisas – tikri namai, kur kiekvieną dieną rūpinamasi sunkiai sergančiais vaikais ir suaugusiais. Kada jau pamačiau, kad tikrai reikia medikų pagalbos ir jau pati nebegaliu pasirūpinti. Nuolat dirba profesionalūs gydytojai, slaugytojai ir psichologai. Ši pagalba kiekvienam yra teikiama nemokamai. Ligonis jaučiasi kaip namuose. Ir jo artimieji džiaugiasi dar galėdami būti kartu. Todėl skirkite savo procentą Vilniaus hospisui ir prisiminkite tuos namus, kai jums jų reikės. Maksimoje laimite, nes sutaupote. Ilgavaisis agurkas 95 centai. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,99 €. O natūrali dvaro grietinė €99. Maksima tai, ko reikia. Pasaulis gali būti pilnas staigmenų, netikėtų posūkių, o kartais ir tikros dramos. Bet kai kas garantuotai liks taip pat. Kaip GO3 planas, TV ir filmai. Tik už 8,99 € per mėnesį 2 metus. Užsisakyk lengvai adresu go3.lt. Velykos prasideda Lidl. Superiniai pasiūlymai nuo pirmadienio. Lietuviškos plautos morkos tik 29 centai. Šilauogės tik 2,39 €. O šviežia vištienos filė tik 5,49 €. Lidl, taip gyventi verta. BYD – numeris 1 pasaulinis įkraunamų automobilių pardavimų lyderis. Tokių pokalbių Lietuvoje dar nebuvo. Jaučiuosi kaip psichoterapijos kurse. Kas nutinka, kai viename kambaryje atsiduria žvaigždės ir maži pasiutę šuniukai? Nuoširdžios diskusijos apie gyvenimą, meilę, sportą ir ne tik. Pats mieliausias pokalbis antradieniais lnk.lt portale. Kaip čia supras, jis iš darbo išeina? Kazys, kodėl? Jis grįžo pas savo buvusią. Pasilba? Įspūdis turi būti įspūdingas. Man reikia šou! Šou! 21 valandą per LNK. Viktorija Jakučinskaitė apie sunkią depresiją. Kodėl moteris nesulaikys ašarų? Reikėjo 3 valandas su manim kalbėtis, kad aš esu ne šūdas, o aš esu faina. Ir milijonierius Mindaugas Vanagas apie kelionę po Somalį su ginkluota apsauga. Bus visko. Šiandien 20 valandą per LNK. Kazino Admiral. Lažybos. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vakaro seansas per LNK. Šiandien apiplėšimų sostinę virtęs Beno Afflecko miestas. Rytoj premjera Maištas Keino laive.
O ketvirtadienį premjera Vagystė 88. Vakaro seansas 22:30 per LNK. Švyturys ekstra dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Pavargai gaišti laiką pasimatymuose? Atsibodo pažinčių programėlės. Nori sutikti gyvenimo meilę? Patikėk visą darbą. Meilės komisijai. Registruokis jau dabar į naują pažinčių šou. Meilės komisija. Jau greitai per LNK ir lnk.lt. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sekmadienį per LNK. Holivudo blogiukai Jasonas Stedhamas ir Hugh Grantas įsivels į labai slaptą misiją. Ar tikrai viskas vyks pagal planą? Gajaus Ryčio Operacija Fortuna. Apgaulės menas. 22 valandą per LNK. Nestabdyk, jei jauti alkį. Magi, užkandžiauk, kai norisi. Susuko? Smektagau ne tik stabdo, bet ir gydo viduriavimą. Jis aplankys kiekvieną. Ei, jis kai ko ieško. Susitepusi rankas ir sąžinę. Denzelis Washingtonas. Tik nepradėk dabar žliumti. Trileryje Equalizeris 2. Penktadienį 21 valandą per LNK. Lošimo automatai. Lašybos. OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Maieri Sensitive. Saugu jums, saugu aplinkai. Žirgyne nutikusi nelaimė. Įžiebs dar daugiau nesantaikos. Kas galėjo tyčia pakenkti jaunajai moteriai? Tai buvo įspėjimas motinai, kas jau kas, bet jis neleis, kad nusikaltėliai vėl triumfuotų. Meilės kaina. Darbo dienomis 11 valandą per LNK. Susikurk Velykas su Kiddy. Antrąją Velykų dieną švęsk su LNK. 9:50. Kosminis krepšinis. Nauja era. 12:05. Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. 13:55. Kelionė į Ameriką. 16:20. Nepaprastas Enzo gyvenimas. 19:30. Premjera. Triušis Piteris 2. Pabėgimas. O 21:20. Ryškiausi Holivudo veidai premjeroje. Gucci mados namai. Per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena, kito lygio Velykos. Kodėl susitraukė maisto pakuotės? Vagys! Šlapenkė nesutampa. Superžvaigždės atostogos. Jau matosi, kad aš iki pusę nusirengęs ir jau su tokia galva pakelta, pasitikintis labiau savimi. Kakadu šiandien 19:30 per LNK. Grįžtame ir tęsame LNK žinias. Artėjant Velykoms Anglijoje pristatyta šventinis masalas smaližiams. Maždaug vaiko dydžio kiaušinis. Išskirtinį šokolado meistrų rankų darbą rodo Eglė Radušytė. Ilgai slėptas nuo visų akių, štai išrieda Velykų skanėstas. Kiaušinis net 91 cm aukščio, sveria 45 kg. Šokolado meistrai Teris ir Don juokauja, kai gamini svarbu neapsiskaičiuoti ir nesuragauti. Labai sunkus kūrinys, sveria 45 kg, įskaitant šokoladą ir patį įdarą. Yra labai sunkus, todėl niekas negali jo pakelti. Pora jį konstravo iš 2 dalių, pusę sujungus teko atsargiai supilti įdarą. Trynys, aišku, saldus, labai tinka smaližiams, o išorę nudažė patys. Ir kiekgi užtruko? Mėnesių, savaitės, o gal tik kelias dienas? Šis kūrinys yra pats didžiausias pasaulyje Cadbury Cream kiaušinis. 2 žmonių komandai, man ir Don, teko plušėti prie jo 2,5 dienos. Kiaušinį bus galima pamatyti Birmingamo mieste Cadbury World šokolado centre. Ten bus eksponuojamas net ir po Velykų iki balandžio pabaigos. Eglė Radušytė. Vakaro žiniose 21:30 informuosime, dėl kurio Seimo nario neliečiamybės panaikinimo į parlamentą kreipėsi generalinė prokurorė. Nuo dabar informuosime, apie ką bus sportas. Labas, Dominikai. Labas, Linas. Sportas bus visai jau netrukus, pamatysime tikrai
kelis reportažus dabar, kaip tik Lietuvos teniso rinktinė moterų žaidžia rungtynes, dabar teniso mačiai yra lygybė, 1-1 ir sprendžiasi dvejetų viskas mače, tai kelsimės tenais ir viską papasakos Nerijus Blius. Sportas po akimirkos, likite su Lanka. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pokalbiai nebuvo lengvi. Taip, apie Jungtinėse Amerikos valstijose vykusius susitikimus su NBA rungtyniaujančiais lietuviais ir išliekantį atvirą klausimą dėl atstovavimo Lietuvai artėjančiame Europos krepšinio čempionate kalba Linas Kleiza. Rinktinės programos vadovas neslepia, kad viską išspręsti dar tikrai užtruks laiko, o patys vizitai pas krepšininkus daugiau aiškumo neatnešė. Šansai vasarą rinktinėje išvysti Sabonį ir toliau išlieka menki. Iki Europos krepšinio čempionato likus kiek mažiau nei 5 mėnesiams sklaidyti Lietuvos krepšinio padangės aptemdžiusių nesutarimų debesų į Jungtines Amerikos valstijas praėjusią savaitę išvyko Linas Kleiza. Vizito metu rinktinės programos vadovas aplankė visus 3 nacionalinėje krepšinio asociacijoje rungtyniaujančius lietuvius – Domantą Sabonį, Joną Valančiūną ir Matą Buzelį. Pokalbiai daug kur nebuvo lengvi, suprantama, tai manau užtruks laiko viską išsiaiškinti ir išspręsti. Ne pačius draugiškiausius laikus išgyvenančioje Lietuvos komandoje didelio dėmesio sulaukęs konfliktas kilo dar prieš kiek daugiau nei 2 savaitės, kai nacionalinės ekipos trenerio Rimo Kurtinaičio asistentas Tomas Pačėsas pažėrė kritikos vienam iš lyderių Jonui Valančiūnui. Linas Kleiza neslėpė, kad vizitas Amerikoje gali būti kiek pavėluotas. Jonas žino, kad jis yra svarbus, tas pats Sabonis. Žino, kad jis yra svarbus, gal, jiem tą reikėjo ištransliuoti anksčiau ar kažką, bet man tokie dalykai atrodė savaime suprantama, tai čia gal mano klaida yra. Tiesa, jei Valančiūną išvysti vasarą rinktinėje tikimasi, štai pamatyti Domantą Sabonį šansai ir toliau išlieka menki. Kaip buvo skelbiama anksčiau, to priežastis asmeniniai reikalai susiję su šeimos pagausėjimu. Žaidėjas turi nuspręsti, kad nori žaisti už rinktinę, kai kartais, manau, visi tie žaidėjai nori žaisti už rinktinę, visada jie žaidė, tas pats Domantas žaidė daug metų, susidaro situacijos kai kurios, kad negalima, bet mano darbas nėra perkalbė žaidėją, mano darbas yra, kai žaidėjas turi tą tikslą ir visi turim tą tikslą atstovauti Lietuvai, norą kažką laimėti, pasirūpinti visom sąlygom. Neatsakytų klausimų virtinėje išlieka ir Matas Buzelis. Čikagos Bulls komandoje rungtyniaujantis ir vis ryškiau spindintis krepšininkas su ekipa dar visai neseniai užsitikrino vietą NBA įkrintamosiuose. Tiesa, Kleiza nemano, kad gali atsirasti kliūčių jaunajam krepšininkui debiutuoti vilkint rinktinės marškinėlius. Tai visų pirma, sakau, sezonas turi pasibaigti, po to turi... Tai vyks bet kuriuo atveju pasibaigs tas sezonas. Po to turi kalbėti su treneriu, pažiūrėti visas tas rolės. Nemanau, kad daug scenarijų gali tą kelią užkirsti. Pirmąjį apšilimą prieš senojo žemyno pirmenybės Lietuvos nacionalinė rinktinė atliks rugpjūčio 14 dieną Rygoje, kai sužais draugiškas rungtynes su Latvija, o pats 2025 Europos krepšinio čempionatas vyks rugpjūčio 27 rugsėjo 14 dienomis. Teniso šventėje Vilniuje lygybė. Lietuvos moterų rinktinė kol kas lygiai kovoja su Slovėnijos tenisininkėmis. Pirmoji savo mačą pajėgiai varžoviai pralaimėjusi Klaudija Bubelytė krimtosi dėl neišnaudotų progų. Tačiau tikino, kad net ir patyrus pralaimėjimą, ji jautė didžiulį pasididžiavimą atstovaudama savo gimtiniai. Plačiau Nerijus Blius. Pirmoji Billie Jean King turnyro kovas šiandien stojo Klaudija Bubelytė. Lietuvos rinktinė į priekį prieš Slovėnės pirmame sete išvedusi tenisininkė atkakliai kovojo ir antrajame. Deja, galiausiai turėjo pripažinti pajėgesnės varžovės, Kajos Juvan pranašumą ir pralaimėjo jai tiek antrą, tiek trečią setus. Po mačo lietuvė neslėpė apmaudo dėl neišnaudotos progos. Faktas, kad varžovė tikrai yra patyrusi ir geba sutvarkyti su įvairiausiam situacijom, geba pakeisti ritmą, pakeisti žaidimą, tad neužtenka vien tik palaikyti tą patį lygį. Reikia daug niuansų keisti žaidimo metu, ką galbūt, manau, ji šiandien sugebėjo geriau negu aš. Susikrimtusi Lietuvos rinktinė žaidėja tikino, kad jautė, jo gali perlaužti mačą į palankų rezultatą, tačiau to padaryti nepavyko. Apskritai esu pakankamai patenkinta tuo maču. Gaila, aišku, to trečio seto. Antram sete buvo momentas, kuomet galėjau daugiau galbūt spausti. Aišku, stengiuosi daryti maksimumą, ką galiu, bet po mačo visada atrodo, kad dar kažkur, dar kažką buvo galima.
Nepaisant patirto pirmo pralaimėjimo prieš Slovėnijos rinktinę, Klaudija Bubelytė prisipažino, kad atstovavimas savo šalies nacionaliniai komandai neeilinė patirtis, dėl kurios ji labai didžiuojasi. Na, aišku, ir kapitono turėjimas korte, tuomet jautiesi dar stipriau, dar užtikrinčiau, nes visada turi šalia žmogų, kuris patars, pastumės į priekį, motyvuos. Tad tas skirtumas tai dėl palaikymo, manau, didžiausias. Ir aišku, faktas, kad mintis, jog žaidėjai ir atstovauja rinktinę, tikrai dar labiau stumia į priekį. Antrajame susitikime geriausiai Lietuvos tenisininkė Justina Mikulskytė egzaminavo pirmąją Slovėnijos rinktinės raketę Pija Lovrič. Galiausiai po atkaklios 3 setų kovos 2-1 pergalę iškovojo lietuvė ir išlygino tarpusavio rezultatą 1-1. Tarptautinėme Billie Jean King turnyre lietuvių dar laukia Serbijos rinktinė. 2 geriausios šios grupės komandos pateks į savaitgalį vyksiančias atkrintamąsias varžybas. Po jų paaiškės, kas kelsis į aukštesnę Billie Jean King turnyro grupę. Nerijus Blius, Gediminas Uždavinys, Vilnius. Nors dėl Lietuvos bokštų žaidimo rinktinėje išlieka klausimų, štai Sacramento Kings ekipoje Sabonių ir Valančiūnų abejoti nedrįsta niekas. Abu surengė įspūdingus pasirodymus, pelnė 3 ir 2 dublius, o lietuvių atstovaujama ekipa šventė 3 pergalę paeiliui. Vos 4 žaidėjai, tiek lietuvių Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno atstovaujamai Sacramento Kings ekipai užtenka pasiekti pergalę. Iki reguliariojo sezono pabaigos likus 3 rungtynėms komanda ir toliau tvirtina pozicijas lentelėje ir 127-117 nugali Detroito Pistons. Kings didžiuoju ketvirtu tampa Zekas Lavinas, Demaras DeRozanas, Sabonis ir Valančiūnas. Ketvirtas kartu sudėjus pelno net 109 taškus. Palyginimui likę žaidėjai kartu sudėjus jų sumeta vos 18. Sužiba Lietuvos bokštai ir kitose statistikos eilutėse. Kovoja dėl kamuolių, rezultatyviai juos perduoda. Sabonis renka 3, o nuo suolo kilęs Valančiūnas 2 dublius. Šiuo metu 9 turnyrinės lentelės vietoje esantys karaliai reguliarųjį sezoną baigs 3 namų rungtynėmis. Pirmąsias sužais jau ketvirtadienį, kai susitiks su Denverio Nuggets krepšininkais. O kuo džiaugtis už Atlanto turime ir universitetų bei kolegijų NCAA čempionate, kuriame kuriamos istorinės akimirkos. 20-metis Kajus Kublickas kartu su Floridos universiteto Gators komanda iškovojo NCAA čempionų titulą, taip tapdamas apskritai pirmuoju lietuviu laimėjusiu šias pirmenybės. Stebint kiek daugiau nei 66 000 žiūrovų, Kublicko ekipa itin dramatiškoje kovoje 65-63 pranoko Houstono Cougars ir laimėjo čempionų titulą po 18 metų pertraukos. Tiesa, lietuvis finalo rungtynėse nepasirodė, o per sezoną iš viso sužaidė vos 6 rungtynes. Taigi sporte kol kas tiek, dabar metas orams, o mes susitikime ir atnaujintose vakaro žiniose 9:30. Iki. 7bet lošimo automatai. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Beribėme informacijos pasaulyje. Nepaklysti padės Neurozan. Smegenų maistas tiems, kas mokosi ir daug protiškai dirba. Kągi, visą pavasarį į šalį trumpam nustumę žiemiški orai dar pasibus. Pagerėjimo mes sulauksime tik tai sekmadienį. Iki tol prognozėje laukia ir šlapdriba, ir sniegas, ir lietus promaišiui, ir dar stiprus vėjas. Tad dabar iš karto apie artimiausią parą mūsų šalyje. O šiąnakt būtent rytinėje Lietuvos pusėje padangė turi pragiedrėti, tuo metu vakarinius rajonus apgaubs iš šiaurės vakarų atkeliavę žemesni debesys. Vis tik tai gausesnių kritulių niekur nenumatoma. Vakarinių krypčių vėjas turėtų po truputėlį apsilpti, temperatūra dėja daug kur neigiama. Jis svyruos tarp 0-5 laipsnių šalčio. Šiek tiek šilčiau vakariniuose rajonuose, ten numatoma laipsnis daugiausia 3 šilumos. Rytojaus dieną per mūsų šalį keliaus dar vienas ciklonas, tad daug kur turėtų būti stipriai apniukę, pragiedrulių beveik ir nepasimatys. Ir iki vakaro daug kur prasisuks lietaus debesų. Vėjas pietvakarių perinantis į šiaurės vakarų ir turėtų sustiprėti. Gūsiai pasieks 15-18 metrų per sekundę. Būtent tokio smarkumo vėjo gūsiai numatomi Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Šiaulių ir Panevėžio apskritise. O šiltis spės tik tai iki 4, daugiausiai 9 laipsnių šilumos. Tad dabar dar pasižvalgykime po visus regionus šiaurės Lietuvoje. Rytoj šilumos tikrai menkai, sakyčiau. Nuo 3 iki daugiausiai 6 laipsnių ir, kaip matote, daug kur gan įkyriai palis.
Rytinių rajonų gyventojai taip pat sulauks lietingo ir niūroko trečiadienio. Suksis žemi debesys, kurie beveik nepraleis ir saulės spindulių. Tad ir šils menkai iki 2, daugiausia 6 laipsnių. Šalčiausia Ukmergėje, šilčiausia Šalčininkuose. Pietiniai ir centriniai regionai rytoj gaus ne ką dosnesnė prognozė iš sinoptikų. Čia nuo 2 iki daugiausia 5 laipsnių pliuso, kartu su įkyresniu lietumi. Ir vakariniai šalies daliai saulės rytoj sinoptikai sako matysis ne per daugiausia, ją vis pertrauks lietingos pauzės. Šiluma sieks 5, daugiausia 6 laipsnius. Ir šį kartą iš Kelmės dvaro apie kitas vis dar, sakyčiau, žiemą dvelksiančias dienas. Ketvirtadienį vietomis trumpi ir negausūs krituliai. Lietus, šlapdriba, kartais sniego gali pasirodyti. Naktį ir rytą formuosis plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, smarkokas 9–14 metrų per sekundę, vietomis žadami iš vis labai greiti jo gūsiai iki 15–20 metrų per sekundę. Naktį svyruos nuo 4 laipsnių šalčio iki šiaip netaip 1 laipsnio šilumos, diena nelabai šilta nuo 3 iki daugiausiai 7. Ir penktadienį per mūsų Lietuvą toliau keliaus sniegas, šlapdriba pamažu pereinantis į lietų. Vėjas vakarinių krypčių, apysmarkis 8–13 metrų per sekundę. Naktį svyruos nuo 4 laipsnių šalčio iki laipsnio, pajūryje iki 3 šilumos, o dieną šils nuo 7 iki 12, tiesa gerokai vėsiau rytinėje šalies pusėje, kur laikysis laipsnis 6 šilumos. Pas mus pavasaris kol kas neskuba, pasižiūrime, koks vaizdas svetur. Pirmiausiai Skandinavijoje, Stokholme ir Kopenhagoje. Šiauriau 8, piečiau 14 laipsnių šilumos, padangė pilkoka, saulės beveik ir nepasimatys. Ciklonai rytoj apims kitas Baltijos šalis, ten siųsdami lietų. Estijoje Taline 4, Latvijoje Rygoje 5 laipsniai šilumos. Ukrainoje Kyjive šlapdriba, kartu su vos 3 laipsnių pliusu. Ir gerokai šilčiau Lenkijoje, Čekijoje bei Vengrijoje, kur sostinėse svyruos nuo 9 iki daugiausia 14 laipsnių šilumos. Vis dėlto ir čia padangė bus pilkoka. Nekoks vaizdas ir vakaruose, galėčiau pasakyti. Giedresnės padangės čia senokai nebuvo ir toliau keliauja ciklonai. Vokietijoje Berlyne bus lietinga, bet šilta 14, Beneliukse, Briuselyje 17 laipsnių šiluma. Net ir pilkame Paryžiuje įšils iki 19. Labai neprastai ir švelnu išties Britų salyne, tiek Londone, tiek Glasge po 14. Gal tik tai padangė, sakyčiau, daugiau debesuota. Pilkoka ir Ispanijoje, bet jau visiška vasara. Pasižiūrėjus temperatūrą Madride 24. Italijoje, Romoje 17, ten užsuks lietaus, kaip ir į Graikiją. Atėnus, kur tesušils iki 13. Tunise 23, vis dėlto ir čia saulės ne per daugiausia. Tiek naujienų dabar ir puikaus jums vakaro kartu su LNK. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Keitė, žinok, pastebėjau, kad krenta svoris. Džiugu girdėti, laikaisi specialios dietos. Nu tik, kad privertė. Šeima? Ne, maisto pramonė. Kokį kilnų darbą jie atlieka? Kodėl susitraukė maisto pakuotės? Vagys, šlapenkė nesutampa. Kur iš mėsos dingo mėsa? Sudėtyje parašyta, kad mėsos yra viso labo tik tai 65%. Mero sveikatingumo atostogos pas Ladyboyus. Tu susirenki gyvenimo ten santaupas, dar prisiskolinė, keitiesi lytį, ar pasidarė, reiškia, Ladyboy. Superžvaigždės atostogos. Jau matosi, kad jau aš jau iki pusę nusirengęs ir jau su tokia jau galva pakelta, pasitikintis labiau savimi. Tai kaip ta maisto pramonė tave prispaudė? Nu, aš pavyzdžiui, nusipirkęs sviesto pakelį, ar ne, padalindavau jį dienos normomis ir pastebėjau, kad ta norma dabar susitraukė. Vargšas, tai jautiesi alkanas. Jaučiuosi apgautas. Nu, bet užtat lieknas ir gražus. Ar esate kada pasvėrę maisto produktus, kuriuos nusipirkot parduotuvėje?
Ne? Bet yra žmonių, kurie nepasitikė pardavėjais ir gamintojais. Ir atrodo nebe reikalo. Viena pirkėja pirko lietuvišką jogurtą. Ant pakuotės parašyta, kad viduje 200 gramų jogurto. Tačiau pasvėrus paaiškėjo, kad jogurtas su visu indėliu sveria tik tai 192 gramus. Apgavystė! Dar vienas pavyzdys. Žmogus pirko lėtai virtą plėšytą kiaulieną, kuri, kaip nurodyta, ant pakuotės sveria 550 gramų. O bet tačiau iš tikrųjų jos svoris vos 370 gramų. Žiauru! Ir dar, žinokite, ne viskas. Ant fasuotos kiaulienos šoninės parašyta, kad jos svoris kilogramas 928 gramai. Pasvėrus trūksta beveik kilogramų. Dažnai pirkėjai skundžiasi ir šlapenkės svorio netitikimais. Ir visi šie svorio kriminalai užfiksuoti Lietuvos prekybcentriuose. Kepamos bulkutės, viena nurodyta, kita yra, pasvėrus, fasuoti vaisiai, mėsos gaminiai, ypatingai čia pasižymi visokios vytintos dešros ir panašiai. Ir ten būna gan dideli svorio netitikimai. Vagys! Kyla tokia mintis iš karto. Šlapenkė